Sveiki, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šiandien kalbam apie alkio suvokimą. Tradiciškai alkį suvokdavome kaip signalą apie maisto medžiagų trūkumą. Paskutinių metų tyrimų rezultatai rodo, kad alkis yra sudėtingas fiziologinis reiškinys, aktyvi priežasčių ir pasekmių seka. Subjektyvus alkio patyrimas nėra vien tik kalorijų trūkumo pojūtis. Alkio pojūtis apjungia vidinių fiziologinių būklių ir išmoktų reakcijų į aplinkos signalus visumą. Pojūtį sekantis maisto paieškos elgesys priklauso nuo fiziologinių signalų, ilgalaikėje atmintyje saugomos informacijos apie skonį ir pasitenkinimą, esamos emocinės būsenos, aplinkos sąlygų, ilgalaikių sveikatos tikslų. Todėl alkį tirti yra sunku, jo negalima išmatuoti nei liniuotėmis, nei termometrais. Kadangi moksliniai tyrimai remiasi didelių skaičių statistika sudėtinga ir tai, kad skirtingi žmonės skirtingai reaguoja į tokias pat sąlygas, net jei jos ir griežtai kontroliuojamos laboratorijose. Pagrindiniai energijos pusiausvyros hormonai lieka tokie patys. Pagrindinė grelino funkcija yra skatinti alkį ir norą valgyti, o leptinas slopina apetitą ir taip palaiko pusiausvyrą šioje sistemoje. Šie du hormonai veikia kaip gerai suderintas mechanizmas, nuo kurio priklauso stabilus kūno svoris ir energijos pusiausvyra. Grelino ir leptino apykaitos grandinių sutrikimai dažniausiai atsiranda dėl per daug riebalų ir cukraus turinčios mitybos, kuri tiesiogiai sukelia persivalgymą, nutukimą ir keletą valgymo sutrikimų. Šią leptino ir grelino pusiausvyrą taip pat trikdo miego trūkumas. Organizmo energijos lygį reguliuoja ne tik hormonai, bet ir signalai iš tankaus nervų tinklo žarnyne. Nervo klajoklio atšakos siunčia smegenims interocepcinius signalus apie žarnyno sienelių įtempimą ir suvalgyto maisto cheminę sudėtį. Būtent šie nervo klajoklio signalai yra sotumo, atpildo ir maisto produktams skiriamo prioriteto formavimosi pagrindas. Vienas iš svarbių atradimų šioje srityje yra neuroendokrininės ląstelės. Šios ląstelės per specializuotas nervinės galūnes, neuropodus, aktyviai reaguoja į maisto medžiagas, todėl signalus į smegenų atpildo sritį siunčia labai greitai ir tiksliai. Šis atradimas leidžia visai kitaip vertinti sotumo jausmą. Mechaniniai ir cheminiai impulsai galvos smegenis gali pasiekti beveik akimirksniu. Tai paaiškina, kaip elgesys gali keistis iš karto vos pavalgius ir kad alkio pojūtis valdomas ir lėtais, ir greitais nerviniais takais. Žarnyno bakterijos taip pat dalyvauja alkio pojūčio formavime. Bakterijų gaminamos medžiagos, trumpų grandinių riebalinės rūgštys reikšmingai veikia apetitą. Jos veikia neuroendokrininės ląsteles ir verčia jas išskirti apetitą slopinančius hormonus, tokius kaip GLP-1 ir peptidą II. Tuo pat metu slopindamas alkį skatinančio hormono grelino išsiskyrimą. Šis mechanizmas užtikrina ryšį tarp valgomo maisto ir alkio jausmo. Jei maiste yra pakankamai skaidulų, žarnyne yra pakankamai bakterijų, kurios slopina alkio ir skatina sotumo jausmą. Žarnyno bakterijos taip pat veikia pokumburio kankorėžinės liaukos antinksčių arba angliškai vadinama HPA ašį, organizmo pagrindinė reagavimo į stresą sistema. Ši sistema sieja psichologinį stresą ir valgymą. Sutrikusi HPA ašis lemia didesnį kortizolio išsiskyrimą, o tai skatina riebalų saugojimą ir stiprina polinkį į norą valgyti dėl malonumo. Subjektyvus alkio jausmas yra interocepcijos gebėjimo suvokti vidinius organizmo signalus rezultatas. Gebėjimas suvokti savo organizme vykstančius procesus yra ypatingai svarbus emocijų reguliavime ir elgesio valdyme, sprendžiant ir medžiagų apykaitos ir emocinius iššūkius. Naujausių tyrimų duomenimis suvokiamas alkis yra sudėtingas daugialypis signalas sudarytas bent iš 11 skirtingų komponentų. Nors gali atrodyti, kad kiekvieno alkio pojūtis yra labai subjektyvus, bet šių komponentų deriniai nėra atsitiktiniai. Vadinasi, alkio pojūčio biologinis pagrindas yra nuoseklus ir atitinka valgymo elgesio, ypač disfunkciško ir sutrikusio valgymo dėsningumus. Pasirodo, interocepcija gali būti treniruojama ir tai gali būti vienas iš būdų tobulinti savo valgymo elgesį. Viename įdomiame tyrime nuo anoreksijos jau atsigavusios moterys gerokai prasčiau jautė specialiai tyrimui sukurtą vibruojančią piliulę žarnyne negu sveikos moterys. Tačiau skirtumai buvo fiksuojami tik sąmoningame suvokime. Visos kitos fiziologinės reakcijos buvo nepakitusios.
Vadinasi, kognityvinis fiziologinių signalų apdorojimas išfiltruoja dalį su alkio jausmu susijusios informacijos. Taip pat įdomu, kad tais atvejais, kai signalas vis tik buvo suvokiamas, jis buvo vertinamas kaip gerokai labiau nemalonus. Tyrėjai tokį skirtumą vertina kaip netikslų suvokimą. Tokie su interocepcija susiję psichologiniai veiksniai kaip išankstiniai įsitikinimai, vengimas pripažinti vidinius pojūčius, diskomfortas skrandyje tinka prognozuoti ir būsimus atkryčius, jei jie yra stipriai išreikšti. Neurologiškai apetitą kontroliuoja dvi skirtingos ir funkciškai priešingos sritys smegenyse. Vadinamoji oreksigeninė, tai yra valgymą skatinanti sritis, aktyvi tada, kai nevalgome. Čia dalyvauja ir kaktinės skiltis, sala, pogumburis, kai kurios dryžuotojo kūno dalys ir migdolas. Visa tai yra smegenų dalis. Kitaip tariant, tai įvairių sričių bendradarbiavimas, o ne konkreti smegenų sritis. Anoreksigeninė, tai yra valgymą slopinanti struktūra, tampa aktyvi tada, kai esame sotūs. Jis slopina tolimesnį valgymą. Čia kartu veikia šoninė ir galinė kaktinės skilties dalis. Sala atlieka svarbų vaidmenį sujungiant fiziologinę būseną su atpildo patyrimu. Būtent ši smegenų sritis yra atsakinga už tai, kokias subjektyvias hedoniškas vertės priskiriame vartojamoms maisto ir platesne prasme psichoaktyvioms medžiagoms. Alkio jausmo formavime labai svarbi ir vizualinė aplinkos informacija. Aplinką vertiname ir dėmesį fokusuojame reikšmingai kitaip, jei esame alkani ir jei esame sotūs. Tai nekeičia bazinių vertinimų, tarkim, ar kažkas yra valgomas ar ne. Tačiau labai stipriai skiriasi maisto patrauklumas ir kylantis fiziologinis susijaudinimas. Pavyzdžiui, viename tyrime nustatyta, jog alkanas žmogus reikšmingai nuvertina su maisto sveikumu susijusią informaciją, realiai nežiūri į tą aprašymą ar vertinimo dalį ir pervertina su skonio susijusią informaciją. Tai nėra valios trūkumo įrodymas, tai specifinio biocheminio proceso poveikis. Šalia veikia prisiminimai, ar tokį maistą jau valgėme anksčiau, ar jis buvo malonus, kokie yra dabartiniai su sveikata susiję tikslai, kokios yra šioje aplinkoje taikomos kultūrinės ir socialinės normos ir esama emocinė būsena. Sprendimo valgyti priėmimo procesas yra pagrįstas nuolatiniu atmintyje saugomos informacijos atnaujinimu. Jei pasirinktas maistas suteikia lūkesčius atitinkantį malonumą ar energijos lygį, toks prisiminimas stiprinamas ir jis toliau veikia ateities maisto pasirinkimus. Jei maistas lūkesčių neatitiko, stiprinamas prisiminimas, kuris ateityje slopins tokio maisto pasirinkimą ir su juo susijusi alkio jausmą. Būtent todėl svarbu įsitikinti, kad kartojama maisto patirtis apima ir sveikus maisto pasirinkimus, kurie yra kartojami, ir kad sprendimai daromi ne alkio būsenoje. Naujausi tyrimai su GLP-1 agonistais, pavyzdžiui, semaglutidų ar liraglutidų, rodo, kad subjektyvus alkio pojūtis iš tiesų pasikeičia, sumažėja. Tikrasis fiziologinis alkis lengviau identifikuojamas ir gali veikti valgymo elgesį tinkamą linkme. Tyrimo dalyviai taip pat dažnai mini, jog dažniausiai nustoja valgyti pasiekę sotumo jausmą, bet to sumažėja emocinio persivalgymo atveju. Kitaip tariant, tokie vaistai atstato teisingą reakciją į svarbius valgymo stimulus, fiziologiškai identifikuojamą maisto medžiagų trūkumą ir slopina nesvarbius stimulus, emocinį ir kitokį disfunkcinį valgymą. Taigi, alkis yra sudėtingas fiziologinių signalų, prisiminimų, nuostatų, emocinės būsenos ir įpročių junginys. Veikti šių veiksnių pusiausvyrą galima, bet tai nėra ir negali būti stiprios valios klausimas. Patiriamas stresas ir dėl to kylantis kortizolis vers valgyti daugiau ir gaminti daugiau riebalų. Tai iš lėto, ramiai ir su pasitikėjimu dėliojama dėlionė įveikiama kiekvienam. Šiandien, manau, svarbiausia yra tvarkyti su maistu susijusią aplinką ir sprendimus dėl maisto daryti ne spontaniškai, o planuotai. Žinoma, kiekvienam savo iššūkį ir čia tik mano apibendrinimai iš nuosavos ir klientų patirties. Šiam kartui tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus mąstymo, elgesio ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto.
Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.